prašome tarti žodį poną Leoną Milčių, nepriklausomybės akto sekretorių. Gerbėmieji, galvojau, kokiais žodžiais, kokią kalbą kalbėti, kad galėčiau išreikšti tą džiaugsmą, pasididžiavimą ir dėkingumą jums visiems čia esantiems, kad šiandien mes galėsim atkurti Tautininkų sąjungą. Neradau kitos kalbos, kurią galėčiau perduoti savo jausmus taip, kaip širdies kalba, poezijos žodžiais. Būkit pasveikinti į Vilnių susirinkę, kam žemė Lietuvos tarsi altorius, kurie klestėt valstybei, tautai linkit, joje matyt lietuvį darbštų, dorą. Juk žinome, galingas ąžuolas tik tas, kuris šaknis tvirtai giliausiam laikos, į dangų iškelia šakuotasias rankas ir negandas gimdelės išvaiko. Buvo, kai svetimųjų kilviai aštrus, tautos kamieną kirtų ir kapojo, vaikai lyg skiedrus po pasaulį blaškės, tik ąžuolas išliko, sulabojo, tik tai vėl. Kamienas tave šaukia, krankliai viršūniai skuba lizdą krauti, nešvarūs jų darbai lyg rūdys šliaužia, sunku bus medžiui vėliai atsigauti. Būkit pasveikinti, tėvynės sūnus, dukros, save išdrįsę darbui paaukoti, kad žmonės būtų čia laimingi ir išdidūs, galėtų protėviai ramiai miegoti. Sveikinu visus ir linkiu sutarimų, pakantumų, besėkmingo darbo. Vienykimės ir vienykime gražiu, tautiškomis nuostatomis, pagristų gyvenimu, būkime pavyzdžių kitiems. Ačiū ir sėkmės visiems darbe. Dėkojame Leonui Milčiui, o taip pat dėkojame visiems, kurie atvyko į mūsų suvažiavimą, galbūt norėjo pasveikinti, bet dėl griežto reglamento negalėjo to padaryti. Tai visiems nuoširdus ačiū. Toliau pagal mūsų darbotvarkę yra mandato komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Ir mandato komisijos pirmininkas yra Algimantas Virdulas ir mes jį kviečiame pasirodyti. Gerbiamas Algimantai, Tautininkų mandato komisijos pirmininkas. Na, štai pirma intriga. Gerbiamas Algimantai. Skubinasi, taip, mes labai griežtai laikomės reglamento ir Labą dieną, malonu iš čia visus matyti, susirinkusius atlikti šventą pareigą atkurti Tautininkų sąjungą. Mandatų komisijos protokolas numeris 1. Mandatų komisija, susidedanti iš Algimanto Virbilo, Nijolės Balčiūnienės, Ingos Baranauskienės, Vitalijos Vasiliauskaitės, Jono Burdulio, Tado Dapšio, Vaivos Vikaitytės, Reginos Jasilioninės, Gintauto Palionio, Pomo Petulskio, Pauliaus Paciulevičiaus, Irenos Dabrukaitės, Modesto Šerno, Gretos Kirlovaitės, Dariušo Pakausko. Savo posėdėje numeris 1 mandatų komisijos pirmininku išrinko Algimantą Virbilą, mandatų komisijos pavaduotoją išrinko Nijolę Balčiūnienę, sekretorė Inga Baranauskienė. Mandatų komisija savo posėdėje numeris 2 fiksavo, kad atkurti Tautininkų sąjungą atvyko iš viso 360 steigėjų. Buvo išduota 360 mandatų. Pagal įgaliojimus suvažiavime dalyvavo 1257 steigėjai, kurie
dėl garbingų priežasčių negalėjo atvykti į steigiamąjį suvažiavimą. Iš viso, įskaitant atvykusius ir pateikusius įgaliojimus, steigiamajame suvažiavime dalyvauja 1617 steigėjų. Čia ačiū Jums labai, kurie daug padirbėjote ir kurie tikrai sutelkėt visas jėgas, kad mes turėtumėm tokį gražų būrį partijos steigėjų. Pagal Teisingumo ministerijos reikalavimus ir politinių partijų steigimo teisės aktus reikalingas steigėjų skaičius atitinka politinės partijos steigimo reikalavimus. Kvorumas yra, mūsų suvažiavimas yra teisėtas. Ačiū visiems už viską. Dėkodami Algimantui Virgului už taip gerai ir greitai atliktą darbą, kad jie įtilpo į mūsų reglamento darbotvarkės rėmus. Tęsime savo suvažiavimą ir turime dabar patvirtinti mandatų komisijos ataskaitą. Tai prašome, kas už tai, kad būtų patvirtinta mandatų komisijos ataskaita, pratęsime savo mandatus. Kas prieš? Pone Andraiskite, prašom šitą mandatą. Už. Ir dar dvi ponios. Jūs prieš? Ar jūs prieš? Ne. Kas susilaikęs? Vienas yra vienas. Kas susilaikęs, nematau kiek mandatų, bet susilaikęs. Tai ataskaita yra patvirtinta, steigėjų skaičius patvirtintas, tai yra tikrai džiugi žinia. Ačiū. Tai kadangi mes galime priimti pačius svarbiausius sprendimus, tai prie jų ir pereiname. Vienas iš jų būtų nutarimo dėl tautininkų sąjungos arba sąjūdžios steigimo priėmimas. Nutarimas skamba šitaip. Politinės partijos steigėjų suvažiavimas, atkurdamas tautininkų politinės tradicijas tęsiančią partiją, remdamasis pagrindinėmis tautininkų politinėmis nuostatomis, siekdamas telkti platų tautinį demokratinį sąjūdį tautos gerovės tikslui, nutarė įsteigti politinę partiją tautininkų sąjungą. Šitą formuluotę pasiūlė iniciatyvinės grupės tautininkų sąjungai atkurti organizacinis susirinkimas, kuris, kaip pamenate, įvyko Kaune, gruodžio 3 dieną. Taipogi siūloma alternatyva. Siūloma mūsų politinę organizaciją pavadinti Lietuvių tautininkų sąjūdžiu. Todėl prieš priimant šį turbūt svarbiausią nutarimą mums reikėtų iš tikrųjų apsispręsti dėl mūsų sąjungos galutinio tikrojo pavadinimo. Yra dvi alternatyvos, kaip minėta, tautininkų sąjunga, trumpas pavadinimas, ir Lietuvių tautininkų sąjūdis. Todėl, kadangi klausimas yra principinės svarbos, todėl aš manau, kad suteiksime žodį bent keletui suvažiavimo dalyvių šiuo klausimu pasisakyti tam, kad galėtume balsuoti po to dėl pavadinimo, o jau po to priimti šitą nutarimą. Aš manau, Mariau, jūs suteiksite tai pasiūlymą. Tai ką, kas norėtų pasisakyti dėl sąjungos pavadinimo? Gerbiamas Kazimieras Uoka, prašom. Labai prašyčiau neviršyti 3 minučių reglamento.
suvažiavimo dalyviai, aš agituoju už pavadinimą Tautininkų sąjunga, nes iš anksto buvo apsitarta, kad mūsų suvažiavimo iniciatoriai, steigėjai bus ir kitų Lietuvos tautinių mažumų žmonės. Čia jie ir yra ir Lenkų, ir Rusų, ir Romų tautinių žmonių. Mes Lietuvoje didelių problemų su tautinių mažumom neturim, išskyrus su viena organizacija, ir integruoti į lietuvių tautos stiprinimą Lietuvoje gyvenančias tautinės mažumas, manau, kad yra būtina. Todėl balsuokime už Tautininkų sąjungos pavadinimą. Ačiū, Dar norėtų pasisakyti dėl pavadinimo. Gerbiamas Ričardas Šakulis, prašom. Aš pritariu Kazimierui Vovai, kad reikėtų integruoti, žinoma, visas tautinės mažumas, bet siūlyčiau balsuoti už Lietuvių tautininkų sąjūdžio pavadinimą. Tik dėl to, kad Lietuvoje, kaip žinia, šiuo metu faktiškai nėra jokios partijos, kurie atstovautų lietuvių tautos interesus. Mes turime vienintelį istorinį šansą tapti tokią partiją. Todėl visus prašyčiau balsuoti už Lietuvių tautininkų sąjūdį ir tikrai visiems pažadu, kad dėl to jokios tautinės mažumos nenukentės. Ačiū. Ačiū. Sutiksime žodžiu, gerbiamam Mariui Kūrotui, prašom. Labą dieną visiems. Ir norėčiau agituoti už pavadinimą, kuriame būtų žodis lietuviai. Kaip žinia, buvo pasiūlytas taip pat ir senasis pavadinimas, likti prie senojo partijos istorinio pavadinimo Lietuvių tautininkų sąjunga. Tačiau gerbiamas Gintaras sakė tokią pastabą, kad tada gali būti problemų su partijos registravimu, nes, kaip žinom, dalis žmonių Tėvynės sąjungoje laiko šitą pavadinimą savo nuosavybę. Taigi vieną žodį panašu, kad mums teks iš senojo pavadinimo aukoti. Ar tai bus žodis sąjunga, kurį keistume į žodį sąjūdis, ar tai bus žodis lietuviai. Norėčiau priminti, jog šiuo metu Lietuvoje veikia viena Lenkų partija, dvi Rusų partijos, lietuvių partijos kaip tokios mes Lietuvoje šiandieną neturime. Bent jau tokios, kuri būtų taip įsivardijusi. O dėl tautinių mažumų nėra jokių problemų. Juk pavadinimas būtų ne lietuviai tautininkai, o lietuvių tautininkai. Lietuvių tautininkų mes galime laikyti ir Jurgį Zaurveiną, galime laikyti ir Levą Karsaviną, ir su tautinėmis mažumomis jokių problemų nėra. Balsuokime už Lietuvių tautininkų sąjungą. Ačiū, Mariui. Susitariau žodžiu, gerbiamam svarbių klausimų. Prašom. Norėčiau agituoti, nors gal ir negražu man agituoti, bet reikėtų agituoti už paprastą aišku Tautininkų sąjungos pavadinimą. Čia sutelpa viskas - ir lietuvybė, ir tradicija, ir aiškumas, nes žodis sąjunga yra tvirtas, aiškus, pastovus, ilgalaikis, o sąjūdžiai ateina lėtai. Ačiū, kad dėl tokios pavadinimo sąjunga, tai šis ir konkrečiai Tautininkų sąjunga, šis pavadinimas yra rezervuotas valstybės registrų centre ir mums priklauso teisėtai iki 2012 metų gegužės 7 dienos, taip kad drąsiai gali šį pavadinimą rinktis. Kągi, siūlau tuomet balsuoti, reiškia, primenu, kad balsuojame dėl mūsų politinės partijos pavadinimo. Kas už tai, kad steigiamą politinę partiją pavadinti Tautininkų sąjungą, prašome pakelti savo mandatus. Ačiū. Minutėlę palaikom.
Skaičiuojam. Gerbėmieji, prašom laikyti pakeltus mandatus, balsų skaičiavimo komisija pasakys, kada galime juos nuleisti, nes iš tikrųjų daug skaičiuoti. Ir lapelius neklaidinti, dvi pusės. Dvi pusės. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką prašau patvirtinti, kad jau galima nuleisti mandatus. Laukiame jūsų komandos.